Kaip jūs angliškai sakote kas? What arba who teisingai, o dabar pakeiskime vardininko linksnį naudininku ir paklauskime kam. Ar žinote, kaip tai padaryti angliškai? Ogi labai paprastai, tiesiog pridėkime prie linksnį for. Kam, what for apie daiktus arba who for apie žmones. Taigi išmokite taisyklę. Lietuvių kalboje paskirtį arba asmenį, kurio naudai kas nors daroma, mes žymime naudininko linksniu, o anglų kalboje šią funkciją atlieka prielinksnis for. Examples. Anglų kalba darbui. English for work. Pamokos lietuviams. Lessons for Lithuanians. Tai tau. This is for you. Ar tai man? Is this for me? Tik atkreipkite dėmesį, kad užduodant klausimus su konstrukcijomis what for ir who for, veiksnys bei tarinys įsiterpia tarp klausiamojo žodžio ir prielinksnio. For example, kam šis mygtukas? What is this button for? Kam ši dovana? Who is this gift for? Parašykite komentaruose, kaip angliškai paklaustumėt, kam skirta ši pamoka ir pasitikrinsime, ar gerai supratote taisyklę. Follow me and I will tell you more.